Kitas aparačiukas yra variklis, tai motoriukas elektrinis. Tai motoriukas gan paprastas įrenginys. Čia yra outrunneris, tai toks brushless, be šepetėlinis variklis, kur sukasi išorinė dalis. Yra tokių, kur sukasi vidinė dalis, vidinis rotorius, bet čia mums didelio skirtumo nėra. Kokį naudosim, svarbu, kad būtų brushless, tai vienu žodžiu toks be šepetėlis. Čia šitie trys jungtis eina į greičio reguliatorių. Greičio reguliatorių, kuris yra, dar aš neišpakau, galiu išpakuot va. Jis jungiasi taip, nelabai svarbu kaip sujungs, čia tik tai vieną arba į kitą pusę suksis laidai. Ir svarbu perkant pasižiūrėti jo galią, tai kiek jisai, kokį parinkti jam greičio reguliatorių ir kokią bateriją, kad nesudeginti pačio varikliuko. Su varikliuku daug ką kalbėti nelabai yra, galiu parodyti dar kaip naujas atrodo, tarkim didesnis varikliukas, naują varikliuką niekart nenaudotas, čia yra detalės jo tvirtinimo, gal galim sudėti ir čia jau tikrai nemažas yra, ir va, jo parašyta 1600 kV, čia jau kaip ir gale, galima sakyti. Ant šito yra, pavyzdžiui, 2450 kV. Tai kaip aš suprantu, tai kad čia yra jo, kuo didesnis tas skaičius, tuo jisai, nežinau kaip pasakyti, greičiau suksis, daugiau apsukų turės, bet tuo mažesnę galią turės. Tarkim, kuo mažesnė galia, tai būna 800-900 kV, tai jie dažniausiai naudojami dideliem propeleriam, long range'am, o mažesni tokie 2500 dronam, kur reikia, droniukų quadcopteriam, kur reikia didelių apsukų, pavyzdžiui, va šitam irgi jis, man atrodo, jisai virš 2000, kiek čia jo, 2500 pm, tai čia yra grinai quadcopterio varikliukas. O, toks jau čia nelabai quadcopterio, bet jisai tokiem daugiau aviamodeliam, kur reikia greičio. O šitas jau truputį jisai tokį vidutinį papuola, tikriausiai, kur gali būti tiek long range, bet kažkokių ypatingų apsukų jis tikriausiai neparodys. Aišku, galite pasigūglinti, žinai, vieną žodžią, įdomiau bus čia, aš pats ypatingai gerai iš tos sistemos nežinau, tiesiog naudoju pagal, čia pavyzdžiui iš viso, tiesiog naudoju, ką čia davė man tą, įdėjau į dėžutį ir naudos šitą varikliuką, o šitą kažkokiam projektam, nežinau, ateities tikriausiai dar laukia. Kitas dalykas, ką verta atkreipti, paskutinis dalykas jau čia, ką verta, tai šitie skaičiai 2, 12, tai čia yra diametras, išmatavimai šito statorių, nežinau kaip jis verčiasi, to vidinio šudelio, ten kur sukasi, tai jo aukštis ir jo plotis, diametras daugiau gal. Pavyzdžiui, šito didesnio matosi ir skaičiai didesni 3,1, 2,6, tai greičiausiai čia ilgis, aukštis jo 3,1, o diametras 2,6 mm šiandien. Tai va, tai kuo didesnis tas skaičius, tuo didesnis motoras, tai leidžia jums maždaug nuspręsti, jau jeigu žinot, kad bus 2,1, 2,2, tai bus tokio dydžio, jeigu 3,1 tai jau didesni, čia jeigu į trejetų zoną įeina. Nieko ypatingo čia apie tos motoriukus nepripasakosiu, pakankamai paprasti yra, sistema paprasta, tai važiuojam toliau į greičio reguliatorius.